Kodėl norai taip dažnai nesutampa su tuo, kaip gyveni? Ką daryti, kad pradėti gyventi taip, kaip norisi? Pagalvok, kaip tu gyveni kasdien? Juk kasdien darai tai, prie ko esi pripratęs, o ne tai, ką iš tikrųjų nori. Tiesa? Bijai kažką keisti, kad nekiltų šiandien papildomų rūpesčių, net jeigu žinai, kad tai tau netinka. Ir taip gyvena didžioji dalis žmonių. Jiems trūksta pinigų, trūksta lengvumo, trūksta pačių įvairiausių dalykų. Kaip ir viską supranta, bet bijo palikti tą komfortą, kuriame negyvena, o egzistuoja. Renkasi gyventi, kad ir blogai, bet įprastai šiandien, nei surizikuoti ir pradėti gyventi pagal savo svajonę. Ar žinai, ko skiriasi sėkmingi ir nesėkmingi žmonės? Juk vieni ir kiti bijo nežinomybės. Skirtumas vienintelis. Vieni bijo ir nieko nedaro, o kiti bijo, bet vis tiek eina į tą nežinomybę. Suprask vieną esminį dalyką. Jeigu darysi tą patį, ką įprastai, gyvensi taip pat kaip įprastai. Niekas už tave nieko nepadarys. Tu esi savo gyvenimo šeimininkas. Ir jei visada bijosi kažką keisti, tos svajonės taip ir liks tavo galvoje. Todėl būk tas, kuris net jei ir bijo, bet vis tiek juda pirmyn. Parašyk komentaruose, kokį konkretų veiksmą esi pasiruošęs padaryti dėl savo svajonės. Kai sprendimą parašai viešai, jis nustoja būti tik mintimis ir tampa pasirinkimu, už kurį ir atsakai. Tegul tavo svajonės pradeda pildytis. Ir dar, jeigu jauti, kad šitas video gali būti motyvacija pokyčiams, pasidalink jų. Siunčiu tau drąsos ir šviesos.